Kandidato Europos parlamentą Petro Gražulio veidas matomas visur. Ir dideliu, ir mažu formatu. Tačiau pažiūrėję į Vyriausiosios rinkimų komisijos viešinamą rinkiminės sąskaitos turinį, pamatėme, kad Gražulio partijos kišenėje švilpauja vėjai. Dar prieš keletą dienų partija skelbėsi sąskaitoje turinti vos daugiau nei 300 eurų. Tad mums kilo klausimas, iš kokių pinigų Gražulio partija finansuoja akivaizdžiai nemažos apimties reklaminę kampaniją. Petras sako, kad iš partijai skirtų valstybės dotacijų. Partija mūsų gauna finansavimą. Ir mes tais finansais naudojamės, bet man labai keista. Pavyzdžiui, iš kur čia toks nacionalinis susivienimas, Mindaugo Puidoko partija, iš kur turi apie 100 tūkstančių eurų, iš kur jie turi? Mes turėjome apie 150 000, tikrai visko neišleisim ir iki 100 000 daugiausiai. Palaukit, va tai tos partijos ir kaip aš žiūriu, 1000 aukoja žmonės, 1000, 1500, 3000 ir nemažesnės negu 1000 sumus. O kodėl mums niekas neaukoja? Aš nežinau, Petrai, o kaip čia dabar yra, kad... O kodėl, mato, čia neaukoja, čia duoda, greičiausiai, kažkas čia per konservatorius. Tačiau tokių operacijų, apie kokias kalbėjo kandidatas, VRK puslapyje nebuvo. Iškėlus šį klausimą VRK, šie susisiekė su partijos iždininkė. Pasirodo, už finansų suvedimą į sistemą atsakinga iždininkė duomenų nuo balandžio 22 dienos nesuvedė, nes atostogavo. Tačiau paraginta suskubo šią neteisybę taisyti. Aš dabar kaip tik dirbu su šitom ataskaitom. Paklausta, kodėl tik po VRK raginimo suteikti reikiamus duomenis buvo imtas jų suvedimo į sistemą, iždininkė teigia, kad VRK čia ne prie ko. O sakykit, Alma, kaip čia taip gavosi, kad tik tai dabar tos sąskaitėlės pradėtos suvedinėti po VRK užklausimo? Ai, ne po VRK užklausimo, tiesiog yra taip, kad kai prisėdu, tada ir suvedu. Pats kandidatas netikslumų nesureikšmina. Labiau Petrui rūpi tai, kad rinkimuose jis negauna teisės pasisakyti. Faktiškai neleidžia pasireikšti kandidatams įsakyti savo nuomonės. Grįžom iš ten, kur atėjom, į Sovietų sąjungą. Supratau, bet žiūrėkit, Petrai... Bus tik viena partija. Laidos vedėja tai ta Glavlito atstovė. Čia jūs apie Nemirą? Taip. VRK tai yra KGB, kuri prižiūri. Vienu žodžiu, kad tikrai laikytųsi Palmyra tų nurodymų. O valdančioji dauguma vadovaujama konservatorių, ta komunistų partija. Daugiau nei mėnesį nepildyti duomenys apie Tautos ir Teisingumo sąjungos finansus atnaujinti tik prieš porą dienų. Dabar matyti, kad neįtikėtinai pigiai atrodžiusi kampanija Gražulio partijai kainavo daugiau nei 80 000 eurų. Tačiau finansiniai duomenys visuomeniai pateikti praleidus oficialų 10 darbo dienų terminą. Anot VRK, už politinės kampanijos finansavimo sąlygų nesilaikymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Jeigu VRK nustato šiurkščių politinės kampanijos finansavimo pažeidimų, tai partijai gali grėsti prarasti sumokėtą rinkimų užstatą, kuris rinkimuose į EP siekia beveik 9 000 eurų, arba net prarasti valstybės biudžeto asignavimus. Tačiau Petras šiuose rinkimuose mato kur kas didesnę problemą. Konservatoriai, konservatorių. Esu įšikus į kelnes, nes tokiam vyrui dar nesu skambinus.